Iš išorės pastatas bus gan griežtos minimalistinės architektūros, su dideliais langais į pietinę pusę. Pirmame aukšte suplanuota viena bendra gyvenamoji erdvė. Antrame aukšte bus vaikų kambariai ir miegamieji. Pastato apdaila taip pat bus minimalistinė, struktūrinis tinkas. Tačiau svarbiausia, kad pasyvaus namo šildymui naudojama energija neturės viršyti 15 kWh vienam kvadratiniam metrui per metus. Jeigu mes naudosime dujas, tai mums šildymas metam kainuos apie 500 litų. Jeigu naudosime elektrinį šildymą, prie dabartinių kainų, mums metams šildymo kaštai yra apie 1200 litų. Pasyvus namas yra statomas iš polistireninio putplasčio blokelių. Naudojamas liktinių klojinių polistirolio blokelis su medžiaga neopora. Sienų šiluminės izoliacijos storis yra 25 cm bei 15 cm armuoto betono. Tai yra greita statybos.